Po pietų pradedame tada mūsų šios dienos popietinę sesiją. Čia turime jaunųjų mokslininkų sesiją, dėl to pranešimai šiek tiek trumpesni, bet mes norim jų daugiau pamatyti ir išgirsti, tai štai turime 3 vietoj 2. Tai pirmas pranešimas yra Elenos Sprindžiūnaitės, semiotikos magistrės pranešimas, tokia mirties tema, gal postmortem fotografija, kur ieškome mirties atvaizduose. Tai pranešimai yra valanda daugiau su klausimais, tai čia jau tada nuo pranešėjo priklauso ko ir kaip bus daugiau, bet kaip matė diskusijos, jos tikrai būna kaip antras pranešimas, tai siūlyčiau tai atkreipti dėmesį. Ir tai prašau. Taip, tai laba diena. Tai turbūt iš tiesų gera naujiena susirinkus po pietų. Ta tema galbūt bus tokia truputį lengvesnė negu buvo ryte ir gal bus daugiau į ką paganyti akis, tikiuosi. Tai iš tiesų, kaip pavadinimas ir diktuoja, šiandien kalbėsiu apie pomirtinę fotografiją ir mėginsiu tą padaryti iš savo kaip labiau semiotikos studentės perspektyvos. Ir turbūt pradėti turėčiau apskritai nuo įžangos apie tai, kas yra ta postmortem fotografija, kodėl jinai apskritai patraukia mano dėmesį ir kodėl man atrodo verta apie tai kalbėti. Tai mano apmąstymai šią temą tiesiog prasidėjo prieš kelis metus, kaip dažnai atsitinka turbūt iš reikalo, tuo metu studijavau semiotikos magistrą ir klausiausi vizualinės semiotikos paskaitų ir buvo reikalingas egzamino analizės objektas ir kadangi aš nebuvau nei fotografijos, nei šiaip vizualų ekspertė, tai buvo, ne pačios lengviausios tos paieškos ir iš tiesų tiesiog ieškojau, kas mane domintų ir kas iš tiesų trauktų akį. Ir tai besvarstant staiga prisiminiau, kad internete pastaruoju metu mano akį vis užkabindavo vienas reiškinys ir tiksliau tai buvo antraštės. Tai va tokios antraštės. Ir čia yra paimtos tik tai iš Lietuvos naujienų portalų, jų tikrai galima rasti labai daug daugiau užsienyje, tai iš karto turbūt traukia akį, kad jos yra gana tokios aštros, mirusius fotografavo kaip gyvus, liguistas susižavėjimas mirtimi ir kelia siaubą. Tai tos antraštės iš tiesų tarsi traukia žiūrėti į tos pomirtinės fotografijas, bet kartu tas toks sensacingas tonas tarsi visiškai nedera su ta fotografijų rimtimi. Ir tai kažkaip nuo to pradėjau svarstyti, kodėl ta postmortem fotografija pateikiama kaip tokia šiurpi, kelianti siaubą ir šokiruojanti. Ir tarsi mes esam tokie prie smurto ir mirties atvaizdų tarsi pratusi visuomenė. Bet šios nuotraukos tarsi mus vis tiek glumina. Tai klausimas tiesiog buvo, kodėl. Ir apskritai tai, kad postmortem fotografijos iš tiesų domina žmonės, parodo ne tik tie straipsniai žiniasklaidoje. Iš tiesų, pradėjus labiau domėtis tą temą, tai radau, kad jos yra net ir labai gausiai parduodamos interneto svetainėse. Tai, pavyzdžiui, eBay ar Etsy galima. Čia yra iš eBayaus pavyzdžiai ir tos kainos gali ten siekti net kelius $100. Ir atrodo, tarsi žmonės neturi jokio asmeninio ryšio su asmenimis, kurie yra tose fotografijose, bet jos akivaizdžiai vis tiek yra vertinamos, net jeigu tai yra tik tai įtariamai, tarkim, miręs žmogus tose fotografijose. Tai kaip čia pirmame pavyzdyje yra tiesiog sakoma, kad čia yra tik galimai mirusio vaiko fotografija. Tai man atrodo, kad toks mirties įtarimas yra galbūt kaip vienas kertinių susidomėjimo postmortem fotografija veiksnių ir iš tiesų yra daug, teko aptikti įvairiausių ten diskusijų, kur tarsi ginčijamasi, ar tose nuotraukose iš tiesų yra negyvi žmonės, ar tai yra gyvi žmonės iš tiesų ir tuos pačius straipsnius apie
kaip tas pateikiamas šiurpinančias pomirtinės nuotraukas, seka tarsi atvirkštiniai, kur yra bandoma paaiškinti, kad iš tiesų didelė dalis tų fotografijų, kur laikome, kad tai yra postmortem fotografijos, iš tiesų yra gyvųjų nuotraukos. Ir iš tiesų galima net atrasti internete puslapių, kurie net ir siekia kovoti su tą klaidinančią informaciją ir tarsi tikrina tą tikrumą nuotraukų. Tai pavyzdžiui, čia yra gabaliukai iš puslapio internete. Jisai yra skirtas tarsi griauti mitus apie postmortem nuotraukas ir čia svetainės, kurie save apibūdina kaip tokią grupelę žmonių, kurie siekia kovoti su klaidinančia informacija, kuri plinta internete. Ir iš tiesų jų puslapyje yra daug nuotraukų, kur sako, kad jos yra dažnai pateikiamos ir skleidžiamos kaip pomirtinės nuotraukos, bet iš tiesų taip nėra, arba bent jau nėra pagrindo net ir galvoti, kad taip yra. Tai tarsi, man atrodo, galima pastebėti vykstant tokį žaidimą, tarsi vyksta tokios mirties tikrumo ir imitacijos paieškos, kurios tarsi traukia tą žiūrovo žvilgsnį ir tarsi verčia spėlioti apie tą mirties autentiškumą atvaizdą. Ir man atrodo, tai tarsi veda prie klausimų apie tai, kodėl būtent mirtis paverčia tas nuotraukas vertomis mūsų dėmesio ir kokią vertę mes išvelgiame toje akistatoje su mirtimi fotografijoje. Ir, prieš einant prie pačių fotografijų, pirmiausia, man atrodo, reikėtų pradėti nuo to, tai kas visgi yra ta pomirtinė fotografija ir kokiose ribose aš ją nagrinėjau, nes pačia plačiausia prasme, tai iš tiesų, galima būtų bet kokią mirusiojo nuotrauką vadinti postmortem fotografija. Nors kita vertus, iš tiesų, negalim dėti turbūt lygybės ženklo tarp tų ankstyvųjų postmortem atvaizdų ir šių dienų pomirtinių nuotraukų, kurios apskritai jų vis mažiau tikriausiai yra. Ir žinoma, tas pats fotografijos principas yra tas pats, realybės momento fiksavimas, mechanizmo pagalba, bet tai, kas yra laikoma postmortem fotografija, iš tiesų turbūt yra neatskiriama nuo kultūrinio konteksto ir pačios visuomenės santykio su mirtimi. Tai, kalbėdama apie pomirtinės fotografijas, aš lyginu būtent šiuolaikinio žmogaus žvilgsnį ir tą specifinę XIX amžiuje susiformavusią postmortem fotografijos kultūrinę praktiką, kurioje ji buvo gedėjimo ritualo dalis ir tarsi turėjo tam tikras konvencijas, kaip mirusysis būdavo fotografuojamas. Ir tokios fotografijos atsiradimas siejamas su tais pačiais 1839 metais, kai Louis Daguerre išrado daguerreotipiją ir tai buvo vienas pirmųjų fotografijos būdų, kuris ir nulėmė tai, kad fotografija ėmė sparčiai plisti ir asmens atvaizdas tapo daug labiau prieinamas. Ir iki tol būdavo arba galima buvo turėti savo tapytą portretą, taip pat ir pomirtinius portretus, bet tai sau leisti tikrai galėjo ne kiekvienas. Ir fotografija buvo ir pigesnė, ir greitesnė, ir tas savo ar šeimos nario atvaizdo įamžinimas tarsi tapo prieinamas plačiai visuomeniai. Ir tuo metu galbūt tai dar jis nebuvo taip aiškiai atskirtas nuo portreto ir maždaug atliko panašią funkciją. Ir, vėlgi, fotografija visgi dar nebuvo tada toks kasdienis veiksmas ir iš tiesų dabar turbūt gal taip nesusimąstam, kad tuo metu iš tiesų žmogus galbūt ir būdavo fotografuojamas vieną kartą gyvenime ir tai galėjo dažnai vykti būtent pasinaudojant tą paskutinę galimybę, tai yra jam mirus. Tai iš tiesų tokia būtent postmortem fotografijos praktika labiausiai išplito Šiaurės Amerikoje ir Europoje ir, žinoma, kitose kultūrose taip pat, bet, tiesiog būtent Europos ir Šiaurės Amerikos kontekste jos yra labiausiai analizuotos ir galbūt geriausiai dokumentuotos, o dar tiksliau, tai
būtent postmodern fotografija yra dažniausiai siejama su Viktorijos laikų Anglija. Ir dėl to būtent šį kontekstą aš nuo jo atsispiriu, kalbant apie postmodern fotografijos tradiciją. Ir kalbant būtent apie šį kontekstą, mes susiduriam su tokiu tarsi dvilypių požiūrių į mirtį galbūt, nes viena vertus tarsi medicinos žinių trūkumas, higienos standartų trūkumas, tarsi remia tokį žymiai didesnį mirtingumą nei dabar ir tas mirties artumas buvo neišvengiamas, bet kita vertus ta mirties realybė tampa tokia savotiškai gal ritualizuota ir apipinta labai socialinėmis praktikomis ir būtent buvo daug dėmesio skiriama išoriniam su mirtimi susijusių ceremonijų vaizdui. Toks mirties integravimas visuomenės gyvenimą matomas ir verslo praktikose, čia keletas pavyzdžių. Iš tiesų, mirtis buvo komercializuota, yra ir dabar, bet galbūt šiandien tai nėra taip vieša, kaip čia matome tiesiog reklamose. Ir tuo metu tikrai jų buvo nemažai ir buvo siūlomas įvairiausios laidotuvių prekės, paslaugos ir apskritai didelis dėmesys buvo skiriamas laidotuvėmis ar ten gedulo laikotarpio aprangai. Ir dabar galbūt yra labiau priimtina netekti išgyventi taip labiau asmeniškai, taip sakant, nesireklamuojant, o tada tas laidotuvių ir gedulo procesas buvo viešesnis ir labiau susiliejęs su visuomenės gyvenimu, kas galbūt mums gali būti šiek tiek sunkiau suprantama dabar. Bet šios praktikos tarsi atskleidžia tuo metu tokį įsišaknijusią sampratą apie tai, kas yra gera mirtis, kaip tam tikrą tokią siekiamybę susijusią su gyvenimo užbaigimu. Ir tarsi tą gerą mirtį ženklino išėjimas ramiai, artimųjų dvasininkų apsuptyje ir tas dėmesys mirusiam būdavo ir pasireikšdavo ir per išorinę tą ir aprangą, ir laidotuvės, tokias labiau ištaigingas galbūt. Ir tai turėjo būti matoma išoriškai ir tokiu būdu tas mirusysis būdavo pagerbiamas ir parodoma, kad jis išvengė tos blogos mirties ir jis nebuvo pamirštas ir nebuvo vienišas. Ir tarsi taip užtikrinamas jo tas teigiamas atminimas bendruomenėje. Ir tai turbūt siejasi su apskritai požiūriu į mirtį ir būtent Viktorijos laikais ir tai galbūt vienas iš būdų suprasti, kaip būdavo kalbama apie mirtį, tai tiesiog pats žodynas, kuris būdavo vartojamas kalbant apie mirties faktą. Yra tokį tyrimą atlikęs lingvistas Eliezer Crespo Fernandes ir jis analizavo XIX amžiaus vidurio nekrologus. Tiesa, jis analizavo būtent spausdintus Airijos laikraščiuose. Tai jis išanalizavo virš 200 nekrologų ir pastebėjo, kad mirties sąvoka kaip tokia beveik visada būdavo pakeičiama kokiamis nors netiesioginėmis reikšmėmis. Tai yra apie mirtį kalbama kaip apie kelionę, poilsį, atlygį ar tokį tarsi džiaugsmingą gyvenimą. Ir apskritai tokie žodžiai kaip mirtis ar mirė būdavo retai vartojami. Ir kaip ir čia diagramoje matosi, ten 72% atvejų mirtis apskritai nusakoma teigiamomis reikšmėmis ir gal tik trečdalis, mažiau nei trečdalis neigiamomis. Tai tarsi per šis tokia išvada, kad apskritai buvo bandoma labiau kalbėti apie mirtį kaip teigiamą patirtį ir tarsi apipinti ją tokiamis reikšmėmis, kurios palengvino patį atsisveikinimą. Tarsi tai yra netektis gyviesiems, bet tai yra laimė mirusiam. Tai tarsi tokiais būdais mirtis taip normalizuojama ir integruojama į socialinį gyvenimą. Tai, ir tarp tų XIX amžiaus Viktorijos laikų gedėjimo praktikų gerai buvo taip pat yra žinoma, kad būdavo su mirusioju susiję objektai tarsi išsaugomi. Tai būdavo ten plaukų sruogos, pasiliekamos papuošalai ar kiti asmeniniai daiktai.
Ir galiausiai fotografija taip pat prisijungia prie tokių objektų. Ir iš tiesų, postmortem fotografija, jinai tarsi užgimė tokioje socialiai integruotos mirties kontekste. Ir tada jie atsidūrė žmogaus, kuris dabar iš tiesų yra visai nepratęs prie tiesioginio mirties atvaizdo rankose. Tai čia skaidrėje irgi yra apačioje, mato, plaukų sruoga išlaikyta ir taip pat viršuje ten yra gedulo vainikas, tai irgi toks įdomesnis objektas, kiek žinau, jos būdavo įpinami tiesiog mirusių artimųjų plaukai ir tas viduryje būdavo tarsi paskutinio mirusio šeimos nario plaukai ir tada juos, kai kažkas kitas mirdavo, tai tada juos įpindavo į tą jau supantį vainiką ir pakeisdavo. Tai čia tokia detalė. Ir, galbūt tai, kas mus iš tiesų glumina, žvelgiant į postmortem fotografiją, turbūt irgi neišvengiamai yra susiję ir su mūsų požiūriu fotografija apskritai, nes, dabar tai yra tokia neatsiejama mūsų kasdienybė ir, mes įamžinam būtent gyvenimo akimirkus, gyvenimo prisiminimus ir mes galbūt net nenorime ir neturime to poreikio fotografuoti žmogaus mirties. Ir mes mieliau atsiminsime žvelgdami į jo gyvenimo atvaizdus. Ir apskritai mes esame turbūt dabar pratę dalintis nuotraukomis viešoje erdvėje su daug daugiau žmonių. Tuo tarpu, ta 19 amžiaus pomirtinė fotografija buvo labiau skirta artimiesiems. Ir, man atrodo, kad čia toks galbūt net apsikeitimas vietomis tam tikras įvyksta, nes tarsi mirtis ir gedulas iš tokio viešesnio tampa labiau privatus, o fotografija tarsi tampa vis viešesnė. Tai, kas liečia patį mirties atvaizdą, tai iš tiesų šių dienų žmogus yra, kaip ir sakiau, apsuptas mirties reprezentacijų, tai yra tiek kine, tapyboje, tekste, reklamose ir kitur. Ir, turbūt gana paradoksalu, kad iš tiesų, nepaisant to pripratimo prie mirties vaizdavimo, mes iš tiesų turime mažiausiai tokio tiesioginio santykio su mirtimi. Ir, čia turbūt šiek tiek susiję ir su šio ryto pranešimais, tai vėlgi ir medicina, ir gyvenimo kokybės išaugimas, visą tai tarsi lemia, kad ta akistata su liga ir akistata su mirtimi, tai nebėra mūsų kasdienybė. Ir tarsi mes apie tai kalbame, bet daugelio, ne visų, bet daugelio turbūt gyvenime ta mirties patirtis iš tiesų yra ribota. Ir net ir susidūrus su ją, pavyzdžiui, mirus artimajam, tai yra tokia sterili, sakykime, tai yra žmogus neužsilieka namuose, jis yra išvežamas tarnybų dažniausiai labai greitai ir, kurios taip pat ir pasirūpina to kūnu. Ir tas pats šarvojimas jau vyksta nebe namų aplinkoje, vyksta svetimose patalpose ir tarsi net ir tas artimo kūnas yra nuo mūsų greitai atskiriamas, tampa tokiu tarsi svetimu, lyg nebepriklausytų tam žmogui. Ir taip, laidojimo verslai tikrai klesti, bet, turbūt retai, kada pamatysim tokias reklamas paslaugų ir tarsi, kas irgi, man atrodo, jau atkartoja išsakytas mintis. Jau, taip. Viskas į vieną temą. Tai iš tiesų tas mirties realumas tarsi egzistuoja tose gyvenimo pakraščiuose. Man atrodo, ta pati kūno balzamavimo praktika, taip pat, kiek žinau, būtent JAV yra labai taip išplitusi, tai irgi labai prisideda prie tokios sterilios tarsi mirties patirties. Tai tarsi stengiamas išlaikyti tą kūną tokį kuo panašesnį į gyvą, tarsi neleisti pasirodyti tiem mirties virimo ženklam. Bet, šiaip paradoksalu, nes taip mėginant neutralizuoti tą mirtį, ją sušvelninti kažkaip, bet, tas pats balzamavimo procesas yra net ir labai toks invazinis ir jis tikrai nėra švelnus. Tai, Lietuvoje iš tiesų ta praktika nėra tokia įsišaknijus tikrai.
Ir galbūt mes neturim tokios stiprios mirusio kūno baimės, iš tiesų vis tiek vyksta dauguma šarvojimų yra, pavyzdžiui, prie atviro karsto, bet kita vertus dabar vis populiaresnis kremavimas tampa, tai atrodo, tai yra kitas būdas, tarsi nereikalaujantis tos akistatos su mirusiu. Tai, atrodo, kad ta tokia fikcinė mirtis įvairiomis formomis mus supa nuolatos, bet ta tiesioginė yra, beveik neprieinama arba retai kada prieinama. Ir man dabar yra užstrigęs atmintyje Atėnės Mendelytės straipsnis ir ji nagrinėjo irgi būtent postmortem fotografijos reiškinį. Ir jį rėmėsi amerikiečių akademiko J. Ruby mintimis. Ir ji iš esmės prilygino pomirtinę fotografiją, jos statusą mėgėjiškos erotikos atvaizdui mūsų visuomenėje ir sakė, kad tokia fotografija tarsi net netelpa į simbolinių struktūrų rėmus, nes joje tiesiog susiduriam su tokia nepaneigiama kūno būtimi ir mirties realybė ir jos paprastumu ir dėl to tokie atvaizdai yra tiesiog stumiami iš visuomenės gyvenimo. Ir tas mirties vaizdavimas priimtinas tik ją kažkaip nuasmeninus, apvilkus kultūrinėmis reikšmėmis. Ir galima suprasti, kodėl ta mirties fotografija tarsi verčia mus pasijausti nepatogiai. Bet tuo pačiu būtent tas mirties realumas ar jo tikimybė ir yra turbūt tokia esminė savybė, kuri ir traukia mūsų žvilgsnį prie postmortem fotografijų. Ir vėlgi čia svarbu būtent tai, kad šiam atvaizdam sukurti pasitelkiama būtent fotografija, tai tarsi toks objektyviausias, bet tarpiškiausias būdas fiksuoti akimirką ir ją perduoti ateičiai. Ir kiti tarsi mirties atvaizdavimo būdai, kurių tikrai yra daug, tokio efekto tiesiog nesukuria. Ir vis dėlto, mano manimu, galbūt neužtenka dėti taško ties būtent mirties realumu, kaip tarsi vienintelė tokia reikšmė ir priežastimi, kodėl postmortem fotografija traukia tą mūsų žvilgsnį, nes, tas jau minėtas toks spėliojimo žaidimas, tarsi bandymas suprasti, ar iš tiesų matome tą mirusį žmogų ar gyvą žmogų, man atrodo, jis yra gana glaudžiai susijęs su klausimu, kokia ta mirtis yra vaizduojama fotografijoje ir, jeigu mus tarsi intriguoja ir verčia jaustis nejaukiai tik ta akistata su mirtimi nuotraukoje, tai, kodėlgi tos nuotraukos, kur tarsi matom mirusį karste ar lovoje, nesukelia tarsi tokio smalsumo, kaip tos, kur matom mirusį kūną tokioje neįprastoje situacijoje. Tai yra, pavyzdžiui, kai būna stovintis tarsi greta gyvų šeimos narių, arba, kodėl yra keista matyti žmogų, tarkim, tarp gyvųjų. Ir kodėl mes galbūt net norime ir ieškome ir bandome patvirtinti, kad taip, tai yra autentiška ir, tarsi norime to patvirtinimo. Ir aš sakyčiau, galbūt greta to mirties tikrumo mes šiose fotografijose išskaitome ir kai ką daugiau. Ir galbūt tai yra toks tarsi netikėtas santykis su mirtimi. Nes žvelgiant į tas tokias senasias 19 amžiaus postmortem fotografijas, turbūt sunku nepastebėti tokios blunkančios tarsi linijos tarp gyvybės ir mirties būsenų, nes iš tiesų pats pozuojantis žmogus, savo išvaizdą gali taip per daug ir nesiskirti nuo mirusio. Iš tiesų yra tarsi ir spalvų trūkumas, ir tokie techniniai netobulumai, tarsi apsunkina bandymus atskirti. Ir, susiduriame su ta fotografijos fiksuota akimirka, su ta realybė, bet ta tikrovė, kuri yra fiksuota, mums tarsi nėra lengvai perskaitoma. Ir, mes jau ją randame tokią apipintą taip pat tam tikromis reikšmėmis. Tai, linkstant, krypstant šią linkme, čia toks gal truputį lyrinis nukreipimas, bet ne visai, negaliu neprisiminti kito 19 amžiuje tokio užgimusio ir išpopuliarėjusio reiškinio, kuris vėliau 20 amžiuje, man atrodo, dar iki vidurio buvo visai gyvas,
Tai yra dvasių fotografija, angliškai vadinosi spirit photography. Ir, na, tai būdavo tarsi tokiose nuotraukose neva atvaizduoti paranormalūs reiškiniai arba būtybės. Ir man atrodo, kad tarp šio reiškinio ir postmortem fotografijų iš tiesų galima brėžti tam tikrų paralelių. Tai iš tiesų dvasių fotografijos buvo turbūt tokia viena įdomesnių spiritizmo judėjimo išdavų. Tai yra tos spiritizmo idėjos rėmėsi tikėjimu, kad žmogus tam tikrą formą išgyvena mirtį ir kad mirusi ir gyvieji gali bendrauti tarpusavyje. Ir fotografijos atsiradimas tarsi leido fiksuoti tikrovę kitaip nei iki tol ir tarsi sudarė tokias sąlygas bandymams naudoti mechaninį aparatą ir tariamai fiksuoti tai, kas yra už mūsų įprastos patirties ribų. Ir tarsi fotografija yra objektyvios tikrovės tarsi reprezentacija ir ji turėjo leisti žmogui apčiuopti tą nematomą sąsają tarp gyvybės ir mirties. Tai, kaip yra pasakęs rašytojas Arturas Clarkas, tai bet kokia pakankamai pažengusi technologija yra neatskiriama nuo magijos. Ir man atrodo, kad iš tiesų dvasių fotografija taip tarsi iliustruoja tokį keistą mišinį tarp pasitikėjimo technikos objektyvumu ir kartu tokios vilties, kad ji gali padaryti prieinamą tai, kas žmogui šiaip justliškai yra nepasiekiama. Tai, parodysiu pavyzdžių, kaip atrodė tokie bandymai fiksuoti tarsi anapusybės, tokias apraiškas. Tai tokios nuotraukos buvo daromas ir ypač vidurinė, tai rodo tokį įdomų reiškinį, kur neva iš žmogaus kūno, ten spiritizmo seanso metu galėdavo pasirodyti ektoplazma ir ji buvo toks tarsi būdas dvasiai įgyti matomą pavidalą. Bet aišku, reikia pabrėžti, kad dvasių fotografija kitaip nei postmortem nuotraukos, tai buvo visiška apgaulė. Buvo turbūt vienas geriausiai žinomų tokių dvasių fotografų, tai buvo Viljamas Mumleris, kuris domėjosi fotografiją ir tiesiog atrado būdą sukurti tarsi tokius žmonių dvasių atvaizdus greta gyvųjų. Tai jo yra, čia yra pavyzdžiai, kaip jo fotografijos atrodė. Ir vėliau, aišku, ten sekė didelis skandalas, žmonės pradėjo ten atpažinti jo tas vadinamuosius vaiduoklius, paaiškėjo, kad jie yra ten kokia kaimyno žmona ir tai buvo visai smagu. Bet nepaisant to, tas pats fenomenas dvasių fotografijų išliko vis tiek populiarus gana ilgą laiką. Ir pasirodo, kad jau tam net ir žiūrint į 19 amžių, pavyzdžiui, jau matom, kad tarsi per fotografiją ieškoma tokių būdų užmegzti santykius su anapusybė. Ir mūsų galbūt pačių santykius su postmortem fotografija man šiek tiek primena tą tokį ryšio su pomirtiniu pasauliu paieškas šiose dvasių fotografijose. Jos tuo metu išplito, man atrodo, ypač JAV išplito po pilietinio karo. Ir galima kaip įsivaizduoti, kad iš tiesų daug žmonių neteko savo artimųjų anksčiau laiko ir galbūt tai buvo susiję su ta viltimi palaikyti tam tikrą ryšį. Mes, aišku, vargu ar tikimės būtent tose postmortem nuotraukose išvysti kokius nors įrodymus pomirtinio gyvenimo, manau, kad tikrai ne. Bet vėlgi vis tiek, tarsi dėl to galbūt ir laikinio, ir kultūrinio nuotolio, jie mums kelia tokios kitoniškos ir tarsi nepažįstamos tikrovės įspūdį. Ir galbūt net tai sukuria tokią iliuziją, kad tose fotografijose slypi tam tikri atsakymai į klausimus apie gyvųjų ir mirusių ryšį, ir kurių galbūt nesitikime rasti šiandien darytose nuotraukose. Tai iš tiesų tarsi ta postmortem fotografija tarsi žada tokį kitonišką santykį su mirtimi ir tarsi pasiūlo kitokią perspektyvą ir galbūt net mirties ir gyvenimo sugretinimo galimybę. Gal net užuomina į tokį tam tikrą gyvenimo po mirties tęstinumą ir ypač tose fotografijose, kur yra vaizduojami mirusieji ir gyvieji greta.
Taip, tai kai aš žvelgiau pačias fotografijas ir mėginau jas kažkaip paanalizuoti, tai tam tikslui aš buvau prisitraukus Roną Bartą, tai jau buvo paminėtas jisai šįryt, tai galbūt aš paminėsiu jį šiek tiek daugiau ir kalbėdams apie fotografijas, jie žiūrėjo kaip į pranešimą be kodo, ir fotografija tarsi išsiskiria tuo, kad jai nereikalingos ženklų ar transformavimo taisyklės ir kitaip tariant, tarsi fotografija apima, reprodukuoja visas detalės, kurios patenka į objektyvą ir tarsi nepriklausomai nuo to, ką nuotraukos autorius laiko svarbiais elementais. Tai nuotraukoje kaip signifikante, tai yra signifikatas nėra transformuojamas, jis yra vietoj to tiesiog registruojamas ir tarsi tokiu būdu ta mechaninė fotografijos prigimtis kelia tą nešališkumo įspūdį ir skatina pasitikėjimą tą tikrovės reprezentacijoje. Ir taigi iš pažiūros fotografija tarsi atlieka grynai tokią denotacinę funkciją ir tarsi suteikia garantiją, kad tas vaizdas atkartoja tikrovę ir tarsi čia nėra tų interpretacinių rėmų. Ir Bartas tokį tarsi realumo siekį sieja būtent su, kaip jis apibūdino, moderniuoju realizmu, kuris tarsi pakeitė klasikinį diskursą ir būdingą tokį estetinį tikslingumą. Ir jisai sakė, kad klasikiniame diskurse, tai yra retorikoje, poezijoje, tas įtikimumas nebuvo siejamas su realybė, bet veikiau veikia taip kryptingai per skaitytojo ar klausytojo jau egzistuojantį žinojimą. O tuo tarpu tas realistinis diskursas tarsi paneigia tokio pajungimo platesniai struktūrai, kokiam funkcionalumo tokį poreikį. Ir, kitaip tariant, realybės konkretybė yra tarsi tokia savaime pakankama, kad atsirastų ta sakymo instancija. Tai iš tiesų fotografija kaip realybės vaizdavimo būdas tikrai įsipaišo į tą realistinį diskursą ir tarsi tikina žiūrovą vaizdo autentiškumu ir tarsi nereikalauja iš jo jokio specifinio žinojimo, kuris leistų perskaityti tą vaizdą. Ir Bartas apie tą pokytį kalba kaip apie tokį semiotinio ženklo tarsi dekonstrukciją, kai signifikantas, tai šiuo atveju pati fotografija tarsi susiduria tiesiogiai su realybė, tai yra referentų. Ir, tarsi tas denotacinis signifikatas yra pašalinamas iš ženklo ir vietoj to grįžta kaip tokia konotacinė realumo reikšmė. Ir, žvelgdami į tas 19 amžiaus postmortem fotografijas, būtent dėl to, kad tai yra fotografija, žmogus tarsi pasitikė tą tikrovę. Ir, bet vis dėlto, kaip netrukus, man atrodo, taps aiškiau iš pavyzdžių, būtent ta fiksuota tikrovė kartu yra tokia neapibrėžta ir mes negalim pasakyti. Iš tiesų tas gyvas žmogus gali mums atrodyti kaip miręs, miręs žmogus gali atrodyti sugyvintas ir tarsi nėra viskas ten taip paprasta. Ir, vėlgi, kaip jau buvau užsiminus, man atrodo, neužtenka čia apsistoti ties tuo realumo efektu ir žiūrint fotografijas, ypač jeigu mes keliame klausimą apie tai, kaip mes interpretuojame, kaip mūsų žvilgsnis interpretuoja tą postmortem fotografijoje matomą žmogaus santykį su mirtimi, tai vis tiek mums reikalinga ir tam tikra konotacinė analizė. Ir vėlgi aš čia, žiūrėdama į fotografijas, aš taip pat bandžiau toliau remtis Bartu ir jisai kaip ir sako, kad tas fotografijos pirminis pranešimas, ta tokia nedaloma tikrovė, su kuria mes susiduriame, ji kaip ir nėra skaidoma, bet vis dėlto galime atlikti tą ir tokią konotacinę analizę, pasitelkiant tam tikras priemonės. Tai, nes mes kaip ir negalime pamiršti, kad vis vien kamera galbūt yra nešališka, bet už jos yra fotografo intencija. Ir
net ir žiūrint tas senasias fotografijas, na, vis tiek yra manipuliuojama pozomis, objektais, vykdavo tam tikras pasiruošimas ir, na, vis tiek pasirinkiama tam tikra perspektyva. Na ir visą tai bet kurio atveju veikia, kaip mes dabar žiūrėdami nuotraukas suvokiam tą nuotraukos tikrovę. Tai pomirtinėse nuotraukose, kaip ir, na, bet kurioje fotografijoje egzistuoja tai, kas vadinama fotografijos studijom, tai yra ta intencija, kultūrinės aplinkybės, kurios supa tą atvaizdo atsiradimą. Ir dabar galima pasižiūrėti į keletą pavyzdžių. Tai, na, čia turbūt yra tokia paprasčiausia postmortem fotografija, na, ir joje matom, kad dažniausiai yra, na, fokusuojamas tas pats mirusio žmogaus kūnas ir tarsi ta pozicija kameros yra priešais jį tokiam neutraliame aukštyje, kažkaip išlaikant atstumą, tai tarsi nieks čia mūsų labai nestebina ir, na, ta kūno padėtis gali būti tiek horizontali, tiek vertikali. Ir daugeliu atveju yra ganėtinai, na, labai net yra akivaizdu, kad būtent tas kūnas yra centrinė atvaizdo figūra. Ir labai toks akivaizdus tikslas, kad, na, tai yra užfiksuoti mirusio išvaizdą kuo aiškiau. Ir, na, tuo pačiu kartais galima matyti tarsi tokį galbūt intenciją panaikinti supantį foną. Gali būti sunku net apskritai atpažinti tam tikrus bet kokius objektus. Tai tarsi tokia fotografija turi aiškiausią tokią atminimo ir atvaizdo įamžinimo intenciją. Bet vėlgi, kaip minėjau, na, būtent tokia fotografija turbūt ir nėra ta, kuri labiausiai įtraukia mūsų akį, nes čia mes tarsi neturim to poreikio ieškoti mirties, jinai mums, na, tarsi yra akivaizdi. Taip, nu, tai įdomiau pradeda darytis tada, kai iš tiesų atsiranda tam tikras pozavimas, tam tikri aplinkiniai asmenys ar objektai ir iš tiesų, na, kaip ir minėjau, na, kartais sunku atskirti tą mirusį ir gyvą kūną tokioje fotografijoje, nes iš tiesų ir žmonės pozavo tokiuose susikauščiusiuose pozose, rimtomis veido išraiškomis ir, na, tai buvo pagrinde daroma tiesiog, na, kad išvengti judesio, nenorint sugadinti fotografijos ir dėl to dažnai įprasta pozuoti ir sėdėti atsirėmus į aplinkinius objektus ar laikyti rankas tarsi sudėtas tokioje stabilioje pozoje. Tai tarsi toks, na, atsiranda vaizdinis gyvo ir mirusio kūno supanašėjimas ir jis, na, kartais neleidžia suprasti, ar tikrai mes žvelgiam į mirusį žmogų. Ir, na, jie gali tiesiog nesiskirti. Tai turbūt vienas geriausių to pavyzdžių yra, na, tos nuotraukos, kur matome kūdikius motinoms ant kelių. Dabar supratau, kad čia vienas yra tėvui ant kelių, bet principas tas pats, nes iš tiesų kūdikiai turbūt buvo tokia, turbūt amžinas klausimas, nes tiesiog neįmanoma pasakyti, nes kūdikis bus prilaikomas ant rankų tiek gyvas, tiek tiesiog miegantis. Ir, na, kiek žinau, būdavo tikrai dažnai fotografuojami jie miegantis, nes, na, tiesiog negalėdavo jų nulaikyti vienoje pozoje ir dėl to, na, būdavo tiesiog vaikas užmigdamas prieš fotografuojant. Bet, na, visą tai tarsi rodo tai, kad tas pats kūnas postmortem fotografijoje dažnai lieka tarsi neįskaitomas. Ir iš tiesų, norėdami tarsi nuspėti, ar iš tiesų žvelgiame į postmortem fotografiją, tarsi sprendžiam žiūrėdami į tokią aplinkinę papildomą informaciją. Ir, na, tada tarsi žvilgsnis pradeda krypti į tos supančius objektus. Ir iš tiesų daiktai tarsi nurodo tokias reikšmes, kurios gali būti ir lengvai atpažįstamos. Tai, na, kaip ir buvo pavyzdžių su karsto figūra, tai yra, na, dažniausiai beveik ir neleidžia suabejoti, kad mes žvelgiame į mirusį žmogų, bet, na, tai gali būti tokie šiek tiek subtilesni objektai, kaip pavyzdžiui Biblija ar gėlės greta kūno ir, na, tai irgi gali asocijuoti su tam tikru atsisveikinimu ar, na, žmogaus pagerbimu. Tai
galbūt kiek kitokie pavyzdžiai, gali būti, kai tarsi kūnas guli tokioje poilsio pozicijoje, tai pavyzdžiui ant lovos ar sofos, ne karste, kaip čia matome vaikai, kurie yra padėję galvas ant pagalvių. Ir, tarsi galim suprasti, kad jie guli tokioje įprastoje, jaukioje namų aplinkoje. Bet tarsi yra ir ženklų, kurie išduoda, kad visgi čia nežvelgiam į tiesiog besilsintį vaiką, bet kad tai visgi yra postmortem nuotraukos. Ir tą mes matome gal labiau iš tokių daiktų supančių objektų tarpusavio santykio. Tai pavyzdžiui, tarsi pagalvė padėta ant tokių dekoratyvinių užtiesalų, arba berniukas matosi, kad dėvi batus, kas galbūt yra nelabai įprasta ir nelabai patogu ilsintis. Ir taip pat matom, už mergaitės tokius tarsi nėrinius, kurie, sunku pasakyti, aišku, nepasakysim, kodėl jie pakabinti, bet atrodo, kad galbūt net ir su tam tikra intencija, sukurti tokią šviesesnę, jaukesnę aplinką ir, tarsi, ir tose atvaizduose tarsi mirtis yra sugretinama su namų aplinka ir tarsi priartinama tokiai kasdienybei per poilsiui. Ir iš tiesų jau šiose fotografijose mes tarsi keliame savo klausimą, ar iš tiesų mes matome čia mirtį ar ne. Ir galiausiai, turim tas nuotraukas, dėl kurių turbūt kyla daugiausia ginčų ir kurios iš tiesų glumina žvilgsnį labiausiai. Tai, visi šitie pavyzdžiai vienur ar kitur yra pateikiami kaip postmortem nuotraukos, nors tai yra labai labai abejotina ir greičiausiai tikrai nėra. Ir, tai yra tos nuotraukos, kurios tarsi plaukioja, tarkim, interneto svetainėse ir ten tarsi sakoma, turit čia atpažinti mirusį, tarsi surasti jį užsleptą už gyvųjų. Ir, iš tiesų dažnai net nėra akivaizdu, kas yra tas pagrindinis atvaizdo objektas, nes, tai gali būti keli žmonės ir, tarkim, gali būti nuotrauka su keliais vaikais ir tarsi reikia iššifruoti, kuris tarp jų yra negyvas. Bet iš tiesų šią paslaptį dažniausiai sukuria net ne pati nuotrauka, bet dažniausiai tai būna jau dabar šalia pateiktas tekstas, kuris tarsi sako, taip turėtumėte interpretuoti šitą atvaizdą, turite iššifruoti, kur čia yra paslėpta mirtis. Tai, ir tarsi tokios laikomasi prielaidos, kad fotografija siekia apgauti žiūrovą ir tarsi manipuliuoti tuo jo tikrovės suvokimu ir suabejoti savo paties žvilgsniu. Ir tarsi ieškoma tarsi ieškai tų tokių ženklų, kurie turi padėti atskleisti tą tokią paslaptį. Ir net ir tada galbūt objektai, kurie šiaip nekeltų jokių asociacijų su mirtimi, tampa skaitomi kaip tokie slapti įrodymai apie tai, kad taip jie yra šioje nuotraukoje. Tai pavyzdžiui, čia pirmoje fotografijoje yra tas toks stovas už vaikų, matosi šalia jų kojų, tai jis buvo naudojamas tam, kad tiesiog išlaikyti kūną vienoje stabilioje padėtyje. Ir iš tiesų teko ne kartą matyti, sakant, kad šitas stovas prilaiko mirusį kūną, kad jisai nenukristų. Tai kiek žinau, tai tas stovas tikrai neišlaikytų žmogaus svorio, bet čia yra vienas tokių paplitusių mitų tikrai. Arba, pavyzdžiui, tas pats, kai jau sakiau, toks yra mirusio ieškojimas gyvųjų tarpe. Tai tarsi jis tarsi užmaskuojamas tokiais kasdieniais drabužiais, tarsi kūno pozomis, kurios atrodo lyg imituotų gyvenimą. Ir tada bandoma tarsi ieškoti tos užslėptos fotografo intencijos, kuri dažnu atveju greičiausiai jau yra naujai konstruojama žiūrovo, kuris tarsi įsivaizduoja tą intenciją. Tai pavyzdžiui, čia vidurinė fotografija irgi buvo pateikiama kaip tarsi moteris viduryje yra mirusi ir už nugaros tarsi pasislėpęs žmogus ją prilaiko, kad ji nenukristų. Tai greičiausiai iš tiesų tiesiog čia viena moteris, kurie nenorėjo, kad matytųsi jos veidas fotografijai ir
na, tai nebuvo kažkas labai neįprasto, iš tiesų nemažai yra fotografijų, kur žmonės tiesiog užsidengia veidą ar skirtai viršutinę kūno dalį, tai na, nebuvo taip neįprasta. Ir, bet na, taip yra. Dešinėje pusėje irgi taip pat vaikas padės galvą tikriausiai motinai ant kelių ir vėlgi čia nėra kaip ir absoliučiai nėra aišku, ar čia yra miręs vaikas, ar čia yra tiesiog pavargęs vaikas, ar čia bando jį prilaikyti, kad jis nejudėtų. Tai galima kalbėti įvairiai, bet irgi šitą nuotrauką buvo pateikta kaip postmortem. Tai, na, man atrodo, tokios fotografijos tarsi rodo, kad ko gero, na, tas mirties akivaizdumas tikrai nėra vienintelis, tas svarbiausias postmortem fotografijos elementas, kuris mus traukia. Jos yra galbūt, na, jose yra tokia ta pati galimybė ir tarsi alternatyva mūsų įsivaizduojama mirusio kūnui. Kitaip tariant, na, mes pamatom mirusį kūną, kuris gali dėvėti tos kasdienius drabužius, jis gali tarsi būti vertikalus, gali atsirasti greta gyvųjų, jisai gali, na, tarsi tam tikrą prasme pratęsti buvimą greta artimųjų. Ir tarsi ta mirtis parodo mane kaip toks atitrukimas nuo gyvenimo ir nuo šeimos, bet tarsi toks pakitęs, bet tolesnis buvimas greta. Ir, na, čia turbūt net neklausimas, ar čia yra tikrai miręs žmogus atvaizduojamas ar ne, bet veikiau, na, kad mes galvojam apie tai. Na ir taip pat dar galiausiai vienas elementas, kuris man atrodo svarbus, tai yra tai, ką Bartas apibūdino kaip tokį fotografijos fotogeniškumą. Ir, na, jis yra tarsi apibūdinamas kaip toks konotacinis pranešimas, kuris atsiranda fotografijoje, kuri yra tarsi mechaniškai padailinta. Bet aišku, kai kalbam apie 19 amžiaus fotografijas, tai apie tą padailinimą nelabai galim kalbėti, bet yra atvirkštinis variantas, tai yra, na, tas technikos toks ribotumas ir dėl to mes galime pamatyti daug tokių tarsi netyčinių pagadinimų atvaizdo. Tai, na, vaizdas gali išsilieti, gali atrasti kitų efektų, kurie, na, iškreipia tą vaizduojamą realybę. Tai čia yra keli tokios fotografijos pavyzdžiai ir, na, man atrodo, jau vien dėl tų techninių trūkumų postmortem fotografija mums kažkaip perteikia tokias reikšmes, kurios, na, gali būti siejamos su tam tikra už patyrimo ribų esančia erdve ir čia turbūt vėl šiek tiek priartėjom prie tų pačių dvasių fotografijų. Na, pavyzdžiui, tas virš berniuko esantis langas duryse tarsi tampa tokiu akinančios šviesos šaltiniu ir jis tarsi suteikia tokios antgamtinės erdvės, kur tarsi laukia už durų įspūdį. Ir, na, panašiai ir vaikų veidai vidurinėje nuotrauka, kurios tarsi gaubia tokia šviesa, vos ne aureolės ir kas vėlgi yra, na, tiesiog fotoaparatų greičiausiai techniniai apribojimai, bet vėlgi tarsi atsiranda tokia nuoroda į pakitusią realybę ir galiausiai, na, kairėje yra mergaitė tokiu išblukusiu veidu ir vėlgi, nu, beveik neabejotinai jinai tiesiog sujudėjo. Bet vėlgi yra toks išblukęs, neryškus, tarsi bruožus praradęs veidas ir jis iš karto, na, teikia tikrovį tokio nenatūralumo, nežmogiškumo efektą ir vėlgi tarsi nurodo į tokią pakitusią ir nenormalią būseną. Ir, na, man atrodo, tokie iš tiesų, na, nuotraukų netobulumai yra ganėtinai panašus į tai, kaip mes, na, tose pačiose medijose dabar tarsi vaizduojam antgamtiškumą ar tam tikrą pomirtinę erdvę ir tarsi čia, na, pamatom kažką panašaus. Tai taip einant link apibendrinimo, man atrodo, kad tas mirties tikrumas postmortem fotografijose tarsi žaidžia su tokio įtaraus šių dienų žiūrovo žvilgsniu ir kad, na, fotografija galbūt net įgyja ne tik tą minėtą realumo
konotacija, bet galbūt kartu ir iliuzijos. Tarsi mes tikimės, kad tas tikrovė slypi atvaizdą, bet kad kartu egzistuoja ir daugiau nei vienas tos tikrovės sluoksnis, kad yra galbūt kitas toks, netoks akivaizdus būdas ją perskaityti. Ir tarsi mes turime priimti visų pirma tai, kad toks dalykas kaip mirtis gali tapti tokio kasdienio daikto kaip fotografijos kameros objektyvo objektu ir kad ta pati mirtis gali egzistuoti ir namų jaukume, ir įsiterpti tarp gyvųjų, ir tarsi egzistuoti greta jų. Ir galbūt, kas glumina, yra ne tik tas realumas, bet ir galimybė, kad to ryšio, kurį mes išvelgiame, ir tai yra tai, kad mirusysis tarsi yra toliau greta gyvųjų, jis nėra atskiriamas nuo jų ir galbūt dėl to ir žvelgiant į tokį mirties ir gyvenimo sugretinimą, tarsi jaučiame beveik tokį pomirtinio pasaulio patirties priartėjimą, netiesioginę tą žodžio prasme, bet tarsi tokią galimybę būti kitokiame santykyje su netektimi. Ir galbūt tikrai tai, kad išvelgiame tas paslaptis tose nuotraukose, daugiau pasako ne apie pačią fiksuotą mirtį ar gyvenimą, ne tą tikrovę, su kuria susiduriam fotografijose, bet galbūt tai pasako kažką daugiau apie mūsų pačių tokį ilgesį. Tai tiek būtų apie postmortem fotografijas. Užbaigiant, gal toks linksmesnis faktas iš šių dienų konteksto. Tai iš tiesų pastaruoju metu Facebook grupėse vis ten susiduriu su tokia, sakyčiau, beveik nauja postmortem fotografijos mada ar variantų. Tai pavyzdžiui, žmonės kelia įvairių mirusių artimųjų nuotraukas ir prašo dirbtinio intelekto pagalba jas atgaivinti. Tai reiškia suteikti judesį, uždėti angelo sparnus. Šitas kažkodėl labai populiaru. Tai supratau, kad mane, pavyzdžiui, tai tas šiek tiek šiurpina, bet klausimas kodėl, bet taip, tai atrodo tokia nauja mada atsiranda. Tai nežinau, atrodo tiesiog įdomu, kaip tie atminimo atvaizdai transformuosis ir kaip jie keisis ir kas bus su tuo toliau. Tai tiek. Ačiū.